Maloniai kviečiame pasiklausyti šios romantiškos muzikinės vakaro pasakos suaugusiems ir išgirsti viduramžių dvasia alsuojančią gražiosios Magelonės ir Provanso grafo Peterio meilės istoriją. Rugsėjo 20 dieną 16 val. Nuostabiajame Paliesiaus dvare. Traumwogen und Pfeil sind gut für den Freund, hilflos alleweil ihre elende Wein, hilflos alleweil ihre elende Wein. Vos pamačiusi Peterį atvykstant į varžybas, Magelonė nuraudo. Ji meiliai žvelgė jaunuolį ir stebėjo, kaip jis nugali visus priešininkus. Pasibaigus turnyrui, karalius pakvietė Peterį prie savo stalo ir pasodino jį priešais princesę. Ji šiltai žvelgė į jį, o Peteris jautėsi sumišęs. Po pietų Peteris lyg apsvaigęs vaikščiojo miesto gatvėmis, kol užklydo į nuostabaus grožio sodą. Jaunuolis nepastebėjo jį supančio grožio, nes giliai jo širdyje garsiau už medžių šlamesį ir fontanų čiurlenimą skambėjo muzika. Liebe Kaufsfernen